džipas senobinis. Jo, čia nežinau. Žodžiu, man tas variantas labai patiko, kad iš viso nėra dažų. Nu, galėtum žiūrėti, bet manos, kad čia irgi jo neliks šiandien dažų. Viskas korozija. Čia reikėtų, jam įkrauną reikėjo važiuoti, jis jam būtų 100 eurų tą dugną padaręs kapitaliai. O dabar žmogus. Neaišku, čia ko gero bus šakės. O dabar žmogus. Nežinau, priparinom naiminėt rūtis. Džipo darbai prasidėjo. Prasidėjo džipo darbai. Ką baigsime smėliuoti. Parodysiu nugruntuotą, su rūgštim varysiu fosforo. Va, kiek smėlio. Mački. Jo salonas išlindo. Išlindo salonas ir va vis tiek va koks dar sluoksnis tarp skardų. Skardų, va dar kiek sluoksnis korozijos. Reiškės kažkoks dar skardos gabalas viduje ir kaip čia yra, jis surūdijo. Nieko, užtaisysime be garantijos. Aišku, iš pradžio koroziją stabdysim, paskui jau taisysim. Darbo savaitė baigėsi, rytoj varau Palangą. O šitą fosfatavimui palikau verda. Savaitgalį Palanga atgaivino, teko ir pakasti biškį, ir pasportuoti. Automobiliai užsimiršo ir vėl į darbus.